Labas rytas. Pirmajam savo receptui esu paruošęs puikią idėją puikiems pietums. Arba vakarieniai darysiu tokias labai gražias įdarytas kriauklėles, pastą su bolonės padažu. Bolonijos padažas yra toks padažas, kurį dažniausiai užima pakankamai nemažai laiko pagaminti. Pasikepinti įvairias daržovės, patroškinti mėsą, paskui su padažu, žodžiu. Mes viso to išvengsim, nes į pagalbą ateina kėdainių konservai su savo puikiu padažu. Taigi belieka pasiruošti kriauklėles, tai yra pastą. O pastą prieš ją įdarant reikės išvirti. Didelis žiupsnis druskos. Kiek tokie makaronai verda, dažniausiai pasako gamintojas. Tai yra ant dėžutės, ieškokit, bus parašyta. Bet 12-15 minučių tikrai turėtų pakakti. Puodo neuždengiu, jam užvirus sumažinu kaitrą, kad nevirstų purslai per viršų, o tiesiog lengvai kunkuliuotų. Ir karts nuo karto štai taip pajudinu puodą, kad kriauklelis nesuliptų viena su kita ir nepriliptų prie puodo. Kol pasta verda, pradėsiu gaminti įdarą. Imu česnako, aš česnaką mėgstu, tad turiu 3 skilteles ir smulkiai sukapoju. Tyras alyvuogių aliejus, maždaug 2 šaukštai ir kepa. Česnakas kepa maždaug 20-30 sekundžių. Nuolat pamaišant. Kepantis česnakas. Štai mažesni gabaliukai jau pradeda skrusti ir dedu špinatus. Vos lapai suvysta, net nereikėtų laukti, kad visiškai visi būtų tokie pakepę, sukepę. Jie dar turi karščio, taigi nuimam ant sietelio. Nuo likusio karščio visi lapai suvys, šiek tiek pravės ir galėsim naudoti. Toliau sūriai. Turiu maždaug 400 gramų, šiek tiek daugiau rikoto sūrio. Sutarkuoju per stambę tarką mozzarella. Šiuo atveju labiau norėčiau rinktis būtent šviežią mozzarella, nes jinai ištirpus, susimaišius su rikota bus ypatingai kremiška. Ir trečiasis sūris, žinoma, kaipgi be parmezano. Parmezano reikėtų maždaug 30-40 gramų, sutarkavus gaunasi toksai gražus didelis pundelis. Bus tikras sūrių fiesta. Taip, prieskoniai. Prieskonių tikrai nedaug. Truputėlį šviežiai maltų pipirų. Truputėlis muskato riešuto. Žolelės bus petražolės. Ir keletas lapelių baziliko. Grįžtam prie špinatų, jau pravėsę. Nuspaudžiu tą perteklinį vandenį. Ir taip pat truputėlį susmulkinsiu, kad tiesiog tolygiau išsimaišytų. Pabaigai 1 kiaušinis, tam, kad viską surištų kepimo metu. Ir viską išmaišau iki vientisos konsistencijos įdaro. Pradedam žaisti dėlionę. Taigi, karščiui atsparus indas, keptuvė, kuri keliaus į orkaitę. Ir padažas. Kaip ir minėjau, naudosiu bolonijos padažą. Jeigu nenorite mėsos, galite rinktis marinarą, galite rinktis pomidorų padažą su kietuoju sūriu, žodžiu. Tikrai visa serija padažų labai skani.
sakau atvirai. Aš norėčiau šiek tiek sumėsyti, todėl bolonijos padažas keliauja pirmiausiai, bus tarsi toks patalas. Toliau kriauklelės. Na ir čia tiesiog reikia pridėti jų kuo daugiau, kad užsipildytų visa keptuvė. Visą įdarą, kadangi turėjau, susidėjau štai tokį maišą, paprastai jis naudojamas konditerijai, tačiau galima naudoti ir gaminant nesaldžius patiekalus. Jis labai praverčia, kai toksai, sakykime, kruopštesnis darbas ir nesinori su šaukštu sulaužyti kriauklių. Galima tiesiog įsidėjus į maišą, štai taip pripildyti. Atrodo skaniai, iškepus atrodys dar skaniau. Na, prieš dedant į orkaitę reikėtų uždengti su aliuminio folija, tam, kad visas skystis iš karto neišgaruotų ir nepradėtų džiūt patiekalas, o kad viskas susijungtų, susimaišytų, dar suminkštėtų, susigertų į kriauklėles, į pastą. Orkaitė įkaitinta iki 200 laipsnių su ventiliatoriaus funkcija ir taip uždengtas patiekalas keps maždaug 30 minučių, o vėliau atidengiam 5 minutėm, kad gražiai paskrustų. Na, jūs tik pažiūrėkite. Atrodo gražiai, kvepia dar geriau, nekantrauju paragauti. Daug traškių kampukų, na žinot, kai kepi lazaniją ir atsiranda tas traškus kampukas. Puikus patiekalas, tikrai nesudėtinga pasigaminti. Dar pagardinti galima būtų šiek tiek užtarkavus parmezano, jeigu turi šaldytuve pesto padažą, taip pat pagardins. Būtinai išbandykite šį receptą su kėdainių konservų pagalba. Su jumis jau pasimatysime po keletos minučių lauke prie grilio kepdami ypatingą jautieną.